Labas rytas, iš pat ryto. O, mašina važiavo, bėgam rankinį. Ankstyvas rytas. Geras pusvalanduks, o pačia viršų pasikrauta, saulėkį kyla, oplė. Kadangi šį kartą jiems važiuoja, tiesiog, kad nebūtų liūdna, su pomidorius pavazarinsiu. Viskas bėgu persirengti ir judu link kelmės. Na, saulė neišlenda, kol nulėksiu, pats tas bus. Nu, 8 eurus išleidau, dar pilną negavau. Bus matyti, kaip čia eisis. Sakykit pavadinimą, pasakysiu, ar turim. Kokius sakėt norit topą, nu? O ten Golden Sherry yra. Nu ką, važiuoju atgal. Namo galim sakyti, kaimuką. Prekyba baigęs. Kai prekyba buvo, nemeluosiu, šūdina prekyba buvo daug prastesnė negu praeitais metais. Na, aišku, jis ateina, šalmų bija, nes dar rodo, kaip Kęstukių sekas, jisai Joniškį, nežinau, aš čia dabar kelmiai buvau. Supriekavau kažką, bet tai, nu, nešiūgina. Tiesiai šviečiai šūdas. Praeitais metais dvigubai turbūt supriekiavom. Nu, yra kaip yra. Tikėkimės, kad kitą savaitgalį šiltesnis bus, gal ateis pavasaris. Galiu vasarą, galim sakyti. Šitą pavasarį tai kaip belika. Čia kažkaip labai daug išsėrius atsirado. Tai nesvarbu, čia viskas gerai. Skaičiukai eini šį kartą? Eina skaičiukai, sakė. Tai va, dabar... Aš tavęs klausiu, ar eina? Eina skaičiukai, eina, labą dieną. Labas. Vakars jau. Vakars jau. Jau vakar. Ai, dabar norėjom pašnekėti apie turgų, bet pirmą žinai, ką pašnekėkim, bet tas vagas. Nu, o girdai, kodėl tiesias vagas daro? Aš labai daug mačiau, daro tiesias vagas, kad lietingas būna vasaras, kad gerai vanduo nubėgtų. Nu, tam yra tiesias. Nu, bet pažiūrėk, visur, kai rodo ten. O dabar, kai nelietingas vasaras yra, tai žinokit, geriau kreivas vagas yra. Ir mes nebegeriam. Užsikodavom. Ne, bet rimtai negeriam. Aš turiu su sveikata problemų. Dėl gerimo? Ne dėl gerimo, blema. Geriau antibiotikus, vaistus, dabar toliau geriau, laukiu pas daktarą eilę. Čia, žinai, moki tos mokesčius, o pas daktarą patekti, kiek čia dabar laukiu, jau 2 mėnesiai laukiu, kad patekti dėl kojas. Žodžiu, nu čia visi laukia, ir žmona laukia, ir jo žmona laukia, ilgai nubodžiai. Tai va, pasigodėm biškį. Vagas kreivas. Nu, pofik, mes visi... Na, žadėjau, tai pasakai, žadėjau sakyti, man tai pofik. Tai man irgi pofik, svarbu derlius. Nu, ten vienas rašė, irgi iš komentatorių.
Žodžiu, jis ten sako, kiek reikia išgerti, kad taip gaunas. Nereik daug Nereik išgerti. daug išgerti. Galiu pasakyti, kame problema yra. Važiuoju su traktoriu, yra čiučiut liufts. O taip, suvibruoja. Akmuo ir rats biški taip nusimet. Iš šono. Tai ir viskas. Biški vienas rats numuša iš šono ir ta vaga užsimet. Bet tai čia. Šiaip dar geriau, dar galėtų būti Galiu kreivesnis. pasikasuoti, man pufi. Va, pofik. Taip. Ne, nu iš tikrųjų, tai mes tiek geriam daug, kad stulpą važiuoti galėtume. Ten žinai per tą anekdotą, sako, kaip tu ir, sako, grįžti namo. Sako, geriam, sako, kiek matai jau medžių, sako, 3 sėsk vairuojam. Sako, matai stulps. Vidurinis tigras, apvažiuojam. Daugiau važiuoji, tas pats užvaira. O, tils. Vidurinis tigras, apvažiuojam. Tai va, čia tai panašiai ir gavos. Mes tik rytą atsikeliam iš karto, lupam litras mažai, tai kokius 3. Nu, aš kavos, jisai arbatas. Nu. Žodžiu. Nu gerai, kas tik dabar papasako, kad aš ten jau prisikeikiau grįžinėdams apie turgų, kas toks buvo Joniški. Čia vai dabar įmes tokį va trumpą, kaip jis ten buvo. Nu, Papasakok viską, ten nepatogu privažiuoti, sakai. nepatiko. Man nepatiko. Bet kas, jeigu kas iš Joniškio žiūrtų, Joniškio turgus man visiškai nepatiko. Su mašinai važiuoti tenai, iš vis tenai, turi pats pirms atvažiuoti, kad ten galėtum įsisukti ir turi greit sumis, kad niekam neužkištų. Nu, tokia nesąmonė. Nepatogu, nu žodžiu, su mašina. Gavau vietą, iš tos vietos, kad išeiti į priekį, kad ten galėti kažką paprekiauti. Turiu apeiti, ten aš beveik 10 metrų aplinkui, kad galėčiau išeiti. Nu, tai tokia... Pievai, kelmę, tai važiavai su mašina ir išvažiavai su mašina. Atvažiavau paskutinis, prieš paskutinis, išvažiavau turbūt pirmas. Svarbiausia, ten jie turi vietas, tvorų prisistatė, lariokų kažkokių prisidarė, kur ten, šiukšlių priverst. Nu, žodžiu. Nu, matyti jiems patogu ten taip ir viskas. Ten su tačykiai, jeigu važiuoji prekiauti, patogu. Matyti. Tai va, žodžiu, ta prekyba tokia nelabai čia kokia buvo irgi. Tai kaip ten sakyti, nu, pas kastuką dar didesnį šai. Jo. Aš sakiau, kaip kas. Nu, čia turbūt susidėję, nes daug kas atein, norėčiau tų nusipirkti, bet šalta. Dar šalmas biški praneš. Į nepirka. Laukit, palangių juk neturit. Paskui, kai nebebus tos veislės, kurios norėsit, gysit, oi. Nebėra. Gerai, apie turgus pašnekėjom, dabar papasako, ką čia darai. Nu ką darau, reikia technikinį traktorių pravaryti, bet biškai jį reikia premontuoti. Kur tas lempas vidus, vidus čia dabar naujas, Tai tas, va tas, va, yra, tas čia, susidėvėjo. nu čia jau nebesimato jo, turėtų būti, o kaip parodė, kanas kaip atrodo. Žodžiu, mes turim sudėti naujas lempas, naują stabdžių varlę reikia dėti. Nu, tokie buvo pastebėjimai, kad reikia. Blisk. Tai va, tai mėginom čia dabar kažkur kažką. Visą dieną darbavomės. Ne, Bulves ta tokia rūšiavom. diena žiauriai nevykus buvo šiandien tokia. Ne tik turgus, bet ir aplamai. Nu, aš jau sėdėdam sugebėjau prisidirbti. Kaip Dabar visada. Nes dabar nežinau, nei kaip ištrauk. Su plaktuku nebent. Nevykus. Nu, nieka, gal praeis. Kas labiausia nervintai tas vėjas. Nu neįmanoma laukia būti vėjas ir vėjas, aš nesuprantu, kas čia dabar. Rodė, kad bus ramesnis, kas toks į žvejybą labai norėjo nueiti. Nu, antrą savaitgalį meškerį įsimetum ir niekaip ne. Tokiu oru man neimkojas iki. O, sutvarkėm. Nu ką, nu šiandien turbūt į tiek dabar, ką, lempas čia va remontuoju, blisk, kaip katinuką patys žinot, kas. Nu, va, tu sujungsim, galėsi pažiūrėti ar degina. Nu gal parodysim. Nes realiai neatsimenu, kuris yra ilgs, kuris yra... Pajungs. Nu, tuoj. Nu gerai, Pajungsim. kaip sakant, tam kartui tiek. Tam kartą, nu. Bandymas numeris 1. Dabar pakimto nebus trumpas. Ja. Čia iš... Mhm. Čia jau čia ilga. Čia trumpa. Čia ilga. Čia trumpa. Gerai, biški tada išjung. Nu,
Sukeiskim laidus. Gerai filmuoti galim, žinau. Visi gerai. Žodžiu, gerai. Antras bandymas, nu, trumpas. Ilgas. Matos apskaitinis skaičius. Ja, gerai. Jo. Gerai, reikia prisiminti, aha. Neįfiga neprisiminsi. Nu, vieną pakeistą. Reikia biškį priveršti. Tingiu atsinešti raktą. Galvutę teisingiau tingiu. Tai o taip pasuksiu. Hopa. Nu, vieną yra. Dar vieną pakeisti. Bus gerai. Nu ką, lempikės uždėtas. Modė ten girdės žolykę pjaun. Nu pažiūrėkim, kiek čia mūsų šviesybės čia visur yra. Įjungiam masę. Taip, įjungiam masę, žiūrim šviesą. Pakšt. Dega, matau vieną antrą. Ilgas. Dega. Su to aišku. Taip. Žiūrim gabaritai. Priekis dega. Gale dvi šviesas atsispindžia. Dega. Gerai. Apšvietims galinis. Vieną deg. Antrą irgi deg. Tvarkoj. Taip. Čia šviesa matos. Papildoma deg. Čia salone šviesa deg. Ventiliatorius veikia, kai visada nuo judesio biškį atsileidžia. Čia šviesa yra. Čia ta šviesa. O tai tada... O šits kas nutika. Jis turbūt neužvest ir nesisuka. O šits. Alio. Sunku su vieną ranką čiut nenustaška. Veik, po žiemos tai biškai trinkelt reikia. Normaliai viskas yra. Taip, veikia. Šurubalinam. Taip, problema buvo su stabdžiais. Tai kad veikia stabdžiai. O, sako, neveik. Žlips nematė štai. O, pukšt ir užsidegė. Atleidžiu, nebedeg. Nuspaudžiu. Ant kurio pedalą. Yra grandinėlė. Ne grandinėlė, o toj parodysiu. Viskas čia yra, aišku, išjungiamasis. Viskas aišku, kodėl reikia stipriai stabdį nuspausti, kad suveiktų. Tuoj parodysim. Čia aišku, nifiga turbūt nesimatys. O taip va. Va čia va yra va. Šita yra reali atsakinga už stabdžius. Kai nuspaudė stabdžių, jinai va įsitempė. Jinai matyti yra biškai jau laisvoka. Ir gaunas gan stipriai reikia. Stipriau stabdį paspaus, kad užsidegtų šviesas. Tai ką mums reikia padaryti? Reikia čia atlenkti ir biški toliau užtempti ir užsukti. Ir viskas. Viskas. Toks čia bus bėdas. Svarbu veikia. Posūkių nepasitikrinau, o dar. Nepasitikrinau posūkių. O to pačiu, kad vaikščiojam galima patikrinti. Kažkas išjungia. Oi. Galvakliu. Ką aš namas išjungiau, tai aš nežinau. Išjungiau ar įjungiau? Taip, ką sakiau, reikia pasižiūrėti posūkius. Žiūrim. Mirksi. Priekis.
Gal smirks. Bandom antrą pusę. Mirks, prieks, mirks. Indikatorius šviečia. Viską patikrinau, einu ten tą išpurkšti. Turiu tokį kontaktų valikį. Papurkšim. Tų pačių. Iš po žiemos gal oksidavos biškį. Nėra ko norėti. Jis turėtų jau čia. O, iš čia ganėtinai daug turėtų įsitraukti. O, jėga pridirbavo, ne? Ar būdžia. Na, va tai pridirbau. Pats pridirbau, pats taisysiu. Jeigu nutrūka, reiškia, taip turėjo būti. Pažiūrėsim, man kiek čia dar laikys tas. Ar išėjus iš to pačią prailginti. Gerai, da papurškim. Ne ant rankų žaltį puršką. Nu va. Išjung šviesas. Kurias? Nu, va, dabar. Ai, be gabarito neveiks. Taigi padaręs man laukuose nereikia man šviestų. Lemputės eikvojas, reikia gabaritus įjungti. Kai į kelią važiuojam. O biškai reikia, nu, stabdins, prasme, normaliai tur nusispaust, o ne, kad ten biškai, ne, nu, viskas da. Da ką aš čia tikrinau, palauk, numerį apšvietimą, nežiūrėjau. Deg. Deg irgi? Deg. Kas buvo ten kontaktai? Nu, tas prančinikė tenai prasidėjo, su propruškiu kontaktai, viskas, ar nieka ten. Nieka kažko tokia. Nu ir viskas. Ką norėjau šiandien padaryti. Gerai, išjunkim šviesas. Elektra brangi. Išjunkim visą šviesas. Taip, mes išjungiam. Signalas nebeveik, reiškia, išjungiau. Ai, kad nu jau apsidrožęs toksai. Nesidrožęs. Nu, reiktų tipo išimti naują, ne? Tai jau reikės ūkį saldą imti, kaip gaunas. Reikia išimti naują numerį, išimti naują traktorių. O, gerai, tas bandą susiremontuoji. Ten pasimsi, džiondyrių. Turėsi vargelį. Jie, gerai, aš Mūsų variklis yra pakeis, perinkts. Neprisidžiaug per daug. Jie, Nesens. visko gali būti, bet padangas naujas. Abi dvi naujas, nu. Tarpinė tarp vairo ir sėdynės irgi nauja. Atsinaujint kiekvieną sezoną. Gerai. Nu į viskas, ne? Gana čia šalta rūra šiandien. Šiandien tiek. Einam, nu. Einam pamiegoti. Ir varom pomidorų parduoti. Aš mėgojau. Iš po turgaus. Gerai. Pusę valandos. Taigi aš girdu, kažkas į kiemą važiuoja, jau žiūrėti. Kas toks mėg? Bandysiu paprikolint, kad pramėgom į turgų. Blėt, girdėt, kas sakė? Nepaprikolinsi. Kas tu prabūdom? Pajuto rūpkį. Neišėję paprikolint. Šypsena, kaip per negaliu. Dar negaliu. Šypsena bus kitą savaitgalį gal, jeigu nebus toks lovos. Nuvažiavę buvom, kvituks išrašyts, atšaukė turgų. Nu, karačiai, perspėję, kad galės. Nu, kaip, nesikeiksim šį kartą. Yra kaip yra. Keiksmai nepadės. Tai va. Nežinau, čia yra atsisveikinam ar dar kažką
Veiksim kaime, nežinom. Gal reiks nežinau kažką. Jeigu kas dar vis tiek prisijungsime. Tai va, nuotaikas nekokias. Nu ką, šiam savaitgaliui tiek. Suks išskubėję namo. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad komentuojat, ačiū, kad laikinat. Ačiū, kad esat. Iki kitą savaitgalį.